Sveiki, tokią gražią saulėtą dieną užlėksiu trumpai pas jūs į laivą, padiskutuoti, pakalbėti vienu itin aktualiu klausimu, kas yra susijęs su tinklinio marketingo kompanijomis. Vienos kompanijos turi startinį paketą, kitos neturi. Ir tos, kurios neturi, tai traktuoja kaip kažkokią privilegiją, kad pas mus labai gerai užsiregistruoti, nes registracija nieko nekainuoja, nėra startinio rinkinio ir panašiai. Bet ar tai iš tikrųjų yra privilegija, noriu su jumis ir padiskutuoti bei pasidalinti savo patirtimi, nes sakyti, kad pas mus kompanijoje gerai, nes registracija yra nemokama ir nėra startinio rinkinio, tai dar yra klausimas, ar tikrai yra gerai, kadangi pati buvau ir kompanijoje, kur nėra startinio rinkinio, ir esu dabar kompanijoje, kurioje privalomas startinis rinkinys norint pradėti verslą ir startuoti, tai galiu palyginti ne tik teoriškai, bet kaip sakoma ir praktiškai pasidalinti iš patirties. Taigi, tose kompanijose, kur nėra startinio rinkinio ir labai lengva užsiregistruoti, tai žinokit, kad kaip žmogus lengvai užsiregistruoja, tai dažniausiai jis mažai ką ir daro. Ir pavyzdžiui, kompanija už tai, kad jūs kuo daugiau priregistruosite žmonių, jums nemoka. Ir tai nėra vėlgi gerai, nes, pavyzdžiui, jūs galite labai daug skirti laiko, nes nemokamai prisiregistruoti daugiau žmonių nori. Nes kažkodėl žmonėms patinka priklausyti, kažkur užsiregistruoti, užsipildyti, būti kažkokios kompanijos nariu, nes, tai juk nieko nekainuoja, galbūt pasižvalgysiu, galbūt pasidomėsiu, galbūt kažkas man ten bus įdomaus. Ir taip jūs galite priregistruoti ir ne 100 žmonių, bet jūsų uždarbis gali būti 0. Tikrai turiu tokią patirtį, nes praeitoj kompanijai užregistruoti žmonės buvo labai lengva. Bet tikrai registruodavau daug ir su tai žmonėm atrodo sukomunikuoji ir jiems pasakoji kaip ir ką daryti ir rezultatų nėra. Todėl dabar aš labai džiaugiuosi, kad Čiogan kompanijoje yra visiškai atvirkščiai ir čia užsiregistruoti į kompaniją, kad taptum kompanijos nariu, kad gautum visas privilegijas, kad gautum nuolaidą, kad sau galėtum pirkti produktus už pusę kainos, tu turi įsigyti startinį rinkinį. Ir visų pirma, startinis rinkinys, ką jisai duoda? Pirmiausia, tai yra rimtesnis įsipareigojimas, kuris atneša geresnius rezultatus. Nes dažniausiai taip jau yra, jeigu žmogus išleidžia savo pinigus, įsigyja startinį rinkinį, tai ko jis nori? Pirmiausia, jis nori, kad jam atsipirktų jo investicija išleista įsigyjant startinį rinkinį ir kad jis greičiau uždirbtų. Vadinasi, jo įsipareigojimas yra daug didesnis negu tiesiog nemokamai užsiregistravus. Netgi psichologiškai yra atlikti tokie tyrimai, tarkim, kažkokie vyksta mokymai ir jeigu žmogus už tuos mokymus susimoka, jis kažkaip rimčiau žiūri į tai, rimčiau mokinasi, semėsi žinias, jas panaudoja, nesusimokėjo. Bet jeigu jis ateina į kažkokį seminarą visiškai nemokamai, dažniausiai jis taip praklauso, taip sausau, kažkiek žinių gal ir įgyja. Aišku, yra visokių žmonių, yra išimčių, kai kurie nusprendžia daryti rimtai ir gali pradėti be startinio ir tą daryti, bet dažniausiai norint įsipareigoti ir pasiekti rezultatų, startinis rinkinys tikrai yra svarbesnis. Antras dalykas, startinis rinkinys, tai yra greitesnis startas, nes žmogus tada mažiau atidėlioja, jis jau gauna savo startinį paketą ir jis jau daro veiksmus, kurie jam generuotų pajamas, kurie jam atneštų tam tikrus rezultatus. Jisai neatidėlioja, kaip kad, tarkim, tik užsiregistravęs, kažkada aš ten pasižiūrėsiu, koks katalogas, kažkada aš ten pasižiūrėsiu, kokia ta sistema, ar koks tai marketingo planas, o kai tu turi jau startinį paketą, nori, kad jis tau atsipirktų, tu esi greičiau suinteresuotas įsiaiškinti pagrindinės kompanijos sąlygas, kokias jis turi produktus, koks yra marketingo planas. Žodžiu, tavo startas nuo viso to ir prasideda. Trečias dalykas, tai yra tiesiog profesionalesnis įvaizdis, nes jeigu tu ateini į susitikimą su būsimu klientu arba tu kažką transliuoji socialiniai medijai,
tu parodai savo darbo įrankį, tu atrodai daug profesionaliau, kai tu turi įsigijęs startinę paketą. Na ir ketvirtas labai svarbus dalykas, tai žinoma yra pažintis su produktais, pirma, patirtis ir tik tada natūraliai tu gali rekomenduoti. Kai tu įsigyji startinį paketą, šiuo atveju mūsų kompanijai tai yra mėginukų rinkinys, vėliau parodysiu, kaip jisai atrodo. Tu juos pats išbandai, įsitikini, kad tie kvepalai gerai laikosi, kad yra įvairių rūšių iš ko pasirinkti ir tu daug lengviau gali žmogui rekomenduoti, nes tu jau turi savo asmeninę patirtį ir kaip apskritai lengviausiai išsirinkti kvepalus, juos pabandant. O kaip tu pabandysi, jeigu neturi mėginėlio, iš aprašymo galima, bet tai yra daug retesnis jau toksai pasirinkimas. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kodėl verta rinktis kompaniją, kuri turi startinį paketą. Be mano tų visų išvardintų, tai yra lengviau duplikuoti komandą. Tai yra, tu jau parodai pavyzdį komandos nariams, kaip startuoti su startiniu rinkiniu, ką tas startinis rinkinys tau atneša, kaip tą startinį rinkinį panaudoti, kad pasiektum rezultatus ir tu visą tai perduodi savo komandos nariams, todėl jie lengviau duplikuoja, kurdami savo komandą. Ir apibendrinant, tai galiu pasakyti, kad startinis rinkinys tai nėra kažkokios išlaidos, kur tu tiesiog išmeti pinigus į balą. Na, nebent tu nusiperki startinį rinkinį, pasidedi į lentyną ir leidi jam dulkėti. Tai gal tokiu atveju, bet vis tiek tu jau gauni privilegijas, gauni nuolaidas. Tai tiesiog yra investicija į tavo uždarbį, į tavo darbą iš namų. Ir tai yra labai maža investicija lyginant su tradicinio pobūdžio verslais. Tad parodysiu, kaip atrodo mūsų kompanijos startinis paketas. Tai yra didesnė versija, yra ir mažesnė, bet jeigu mes norim ne dėl savęs, o tikrai turėti visus mėginukus, visą startinį paketą, tai būtent yra ši, jos kaina 120 €. Kad jie atsipirktų tau, tai reikia rodyti žmonėm šitą startinę paketą, tai yra šitą lagaminėlį, rodyti žmonėms. Jį sudaro štai daugybė mėginukų, aš esu čia susidėjusi aprašymą. Tai va, yra mėginukai, iš karto vyriški, moteriški, uniseksai, vaikiški ir visi tavo mėginėliai, darbo įrankiai yra vienoje vietoje. Štai tokiame patogiame lagamine, kaip aš sakau. Štai. Man tai jis dar labai gražus, elegantiškas. Galima spalvą rinktis, gali būti rožinė, gali būti juoda, gali būti auksinė pagal jūsų charakterį. Yra ir kitas startinis rinkinys, tai yra mažesnis lagaminas, jis kainuoja 60 €, bet ten yra daug mažiau trečdalių, mažiau kvepalų mėginukų ir jeigu tik dėl savęs registruotės, kad gautumėte tokias privilegijas kaip įsigyti produktus su 50 arba 30% nuolaida, tai apsimoka imti ir tą mažytę kvepalų mėginukus, galų gale ir savo sunaudosite arba kažkam parodysite ir jūsų prekės atsipirks. Bet jeigu nori startuoti, jeigu nori pradėti rimtai darbuotis, užsidirbti iš namų tiek su pardavimais arba kuriant komandą, tai rekomenduoju štai tokią startinį paketą imti didesnį, nes turėsi visus mėginukus ir solidžiau atrodysi ir rimčiau atrodysi. Ir kaip jau sakiau, tai nėra išlaidos, tai yra investicija į tavo geresnį rytojų. Galbūt tai labai taip įdomiai skamba, galbūt. Bet šiandien tikiuosi priverčiau tave susimastyti, kodėl geriau rinktis kompaniją su startiniu paketu, o ne ten, kur registracija nemokama ir startinio rinkinio nėra. Nes iš patirties dar kartą paminėsiu, nes jeigu tu priregistruosi, kad ir 200 žmonių, bet jie nieko nedarys, tavo pajamos bus 0 vertės. O jeigu tu registruosi žmonės, kurie įsigys startinį paketą, jau pradėsi kaupti rimtesnę komandą, kurti žmonės rimtesnius ir norinčius dirbti, norinčius gauti rezultatus, tai vėlgi reikėtų atsižvelgti tai, kad šiuo atveju geriau ne kiekybė, kad kuo daugiau užregistruoti žmonių, kad ir nemokamai, bet turėti didelį jų skaičių,
O kokybė geriau atsirinkti rimtai žiūrinčių žmonės, geriau atsirinkti motyvuotus, kurie su tavimi norėtų eiti, su tavimi darytų ir tų žmonių daug mažiau, bet jie būtų kokybiškesni. Tai šiandien tiek norėjau pabrėžti apie startinio paketo privalumus, bet jeigu tu turi daugiau klausimų tiek apie startinį paketą, tiek apie pačią kompaniją, kurią dirbu, tiek apie jos produktus, apie galimybės, apie visas sąlygas, kaip užsiregistruoti, kokius bonusus pliusus susiregistravęs gausi, drąsiai parašyk man, aš tau galėsiu papasakoti ir asmeniškai. Tai šiandien tiek, iki ir gražios likusios dienos, nes oras laukia fantastiškas, pasimėgaukit saulę, kol dar galite.